Du kėlinius atsilikę Mažeikių krepšininkai susikaupė ir antroje mačo dalyje įrodė pranašumą prieš Marijampolės Sūduvą Mantingą, nugalėdami ją 85-74. Tai baigėsi NKL lyderių mūšis, kuriame žiūrovai išvydo dvi skirtingas mačo dalis. Galingai pradėjo rungtynės marijampoliečiai vien per pirmą kėlinį pelnė 28 taškus, o dar besibaigiant antram kėliniui pirmavo 41-35. Viskas pasikeitė antroje dvikovos dalyje. Ketvirtojo kėlinio pradžioje Sūduvos Mantingos krepšininkai pradėjo strigti varžovų gynyboje ir po Šarūno Vingelio dvitaškio šeimininkai nutolo 69-64. Neilgai trukus Evaldas Šaulys pataikė 2 taškus su varžovo pražanga ir po jo sėkmingo išpuolio šeimininkų pranašumas šoktelėjo iki 7 taškų – 73-66. Mažeikiškiai iki dvikovos pabaigos išsaugojo susikrautą persvarą ir nutraukė 2 pralaimėjimų seriją. Nugalėtojams Šarūnas Beniušis pelnė 19 taškų, Šarūnas Vingelis pridėjo 16, Darius Pakamanis 14. Marijampolės komandai Ignas Daukšys įmetė 17, Donatas Sabeckis 15, Aurimas Kieža ir Marius Valkonis po 14 taškų. Ne prieš antrą komandą žaidėm, bet mes žaidėm prieš geriausiai sukomplektuotą komandą nacionalinio krepšinio lygoje ir dėl kai kurių priežasčių, dėl traumų jie nebuvo pilna sudėtim nežaidė, bet tai, aš manau, nemenkina mūsų pergalės. Tokių reiškia buvo momentai keli, kur tokie keisti sprendimai buvo pas mus padaryti, tokie, gal, vadinkim, jaunatviški, tokios patirties momentų buvo. Ir pavargom. Varžovai kiečiau galbūt žaidė ir po krepšiu, arba emocingiau galbūt? Varžovai kiečiau žaidė, kadangi jie galėjo savo tai leisti, nes jų daugiau šiandien buvo, tai jie galėjo savo kiečiau leisti žaisti, mes nelabai galėjom savo to leisti. Šiek tiek jaudulys buvo pačioj pradžioj, kaip visą laiką kamuoja ir žaidėm ir sprendėm savo problemas gynyboje, nes jie per pirmus 2 kėlinius gana nemažai taškų primetė ir visumoje pergalė. Tai dabar piktas jaučiuosi, nes namo reikės dar 4 valandas važiuoti su to kartėliu, tokio pralaimėjimo. Vieną. Aišku, vyriškoj kovoj pralaimėjom, turbūt varžybų šiemet tokių nelabai buvo, kad kietoj kovoj mes, kiek žinot, daug tų varžybų laimėjom labai lengvai ir tokios, kad artimos kovos taškas į tašką tikrai trūko mum ir Mažeikiai šiandien geriau pasirodė. 2 kėlinius mes nedirbo gynybą, aišku, jie pataikė labai fantastiškus metimus, sudėtingus metimus pataikė, bet mes sugebėjome atsilaikyti, atsakyti puolimą ir puolimą, o su kiekvieno kėliniu gerindami gynybą ir vis dėlto aš manau, kad gynyba šiandien laimėjo. Realiai tai yra tiesiog reguliaraus sezono varžybos. Mums atrodo, kad jinai ypatinga. Bet realybė tokia, kad čia tik reguliaraus sezono varžybos ir viskas priešakį. Šią pergalę Mažeikių krepšininkai dovanojo ekipos vyriausiam treneriui Aloyzui Rudžiui, kuris tą vakarą šventė savo gimtadienį. Kartu ir varžybos, ir pergalė buvo dovana, bet nenorėčiau atskleisti, bet gavo treneris dovaną, gavo. Nesakysi kokią? Gavo. Žaidėjai sakė, kad įteikė jums dovaną ne tik pergalę, bet ir dar kažkokią dovaną, bet neatskleidė kokią. Tai gera dovana? Taip, gera. Mes ją panaudosim bendriems tikslams.